Nu ką, sveiki mėlyje draugažiai. Šiandien atvažiavau į Nemuną pažvejot, kaip visą laiką, su spiningėliu savo. Nu jo, šiandienos planas iš tikrųjų, manau, bus apie lydekutę, ešerys. Aišku, gal labiau lydekutė, bet jo, dabar einu iki taško, kur pradėsiu gaudyti. Ir jo, čia kas žino, tas žino, čia garažai, Alytus. Jo. Tai va, iškart po pamokų einu žvejot. Nu jo, einam dabar čia ir žiūrėsim, kas čia gero. Čia su lydekute pagalės ir čia jų visai tokia nebloga vieta. Nu jo, šiandienos irgi bus mano kotelis nuo Okuma. Tokia varytė. Susiviniojau naują valą. Valas tiksliai neprisimenu iš kur. Bet jo, tokis valas 4 kg. Visai neblogas valas iš tikrųjų, kur aš naudoju, patiko. Nu ką, bandysim. Dabar pradėsiu nuo vobleriuko, nuo pontūno vėl, kaip ir praeitą kartą. Ir va tokius. Nu ir einam, bandom. Pavadėlis eikas fluorokarbonas. Šiandien, sakau, planas kokia lydekutė, ešerys. Norėčiau, aišku, kokio didelio ešerio arba kokios geros lydekutės. Nusipirkau dar voblerių, paskui va eidamas parodysiu, ką nusipirkau ir bandysiu ant jų dar gaudyti. Šiaip iš erkių manom prisirinkti, manau, kaip nemažokai. Šiaip jis gali būti lydekų, nes čia visai tokia įdomi vieta. Dabar šiaip tai kol debesuota, ką pamačiau, kol tokia va debesuota diena. Biški yra vėjukas, kokie 4-5 metrai per sekundę. Aišku, nestiprus, nu gal ir stiprokas. Taip, nieko tokio. Žvejoti įmanoma ir reikia. Pirštų net susidėjau, kad rankų neužgelt, nes praeitus kartus, kaip žvejau, tai labai užšalo rankos. Tai paskui grįžus namus reikėjo arbatų gerti, nes... O, nu va, kažkoks buvo pavaikimas. Greičiausiai ešerys, arba šapalai šiaip. Čia esu matęs, kad čia šapalų plaukia. Va. Kiba, ai, ne čia antis, aš galvau, čia žuvis. Čia dvi antukės. Žinau, čia žuvys, kokie šapalai. Kas? Ajajai. Sėmiau iki savo vietos pabandyti. Šiaip tai arba man atrodo, ar iš tikrųjų taip yra, labai vanduo pakilęs. Bet šiaip tai vakar visą dieną lietus buvo. Visą dieną. Gali būti greičiau, kad dėl to. Dedam atgal. Bandysiu, kur čia šiandien naujus, ne šiandien, vakar nusipirkau. Vakar nežvejojau. Ajajai, kaip jie ten įstrigė. Nu va, pirmą vobleriuką tokį pabandysiu. Šiaip tai jei neklystu, mano pirmas vobleriukas buvo tokis ir aš ant jo pirmą savo lydeką pagavau gyvenime. O tokis va.
Tai va, kad spalva tai tikrai tokia, bet ir nuo pantūno žinau, kad tikrai, bet man atrodo biški forma jo kitokia. Jei neklystu, pantūnai naują formą pradėjo tokią leisti. Ir turbūt čia ta nauja, nes aš prisimenu, jinai buvo grinai toks vos ne kvadračiukas. Dabar jau tokia va. Nes kažkaip nerandu aš jau tų voblerių, kur seniau anių gaudžiau. Nu, kaip vobleris, kaip vobleris. Veikia visai gražokai. Gal kokia viena kita lydekotė paimtų. Bet ką aš pamačiau, kad kada pagaunu vieną lydeką ant vieno voblerio, tai aš jau kitą lydeką pagaunu ant to pačio voblerio arba kitą dieną, arba už kokių kelių valandų, 2 valandų. Ar jie kada pakimba, jie tą kažkokį savo kvapą palieka. Opa! Atakavo, eik tu savo. Ar jie ten savo tą kvapą paliko, ar kas, bet neįsivaizduoju. Na, paskui ir neima. Paskui gali pakeisti iškart voblerį ir paskui porą metimų padarai ir paimu. Paskui vėl neima ant to pačio voblerio. Šiaip tais palaikinkit, pasubscribinkit mano šitą naują kanalą. Nu kaip naują, aš jau senai jį nekelias, bet dabar pradėsiu labiau YouTube'ą kelt, o ne į TikTok. Aišku, ir į TikToką irgi kelsiu, bet dabar labiau YouTube'ą. Tai palaikinkit, pafollowinkit biškį, kas galit, kas netinkit. Va dabar, va, kol traukiu, paimkit ir palaikinkit, prašau. Kažkaip niekada aš tų laikų neprašau vos, bet šį kartą iš tikrųjų reikėtų. Ir va, subscriberių biškį. Pagrindė va, matot akmenį, jie už tokių akmenų stovi. Pagrindė. Nesakau, kad visą laiką, bet pagrindė. Na, einam tada, nors galim iškart pakeisti vobleriuką. Irgi nuo Craigjaco. Savo vobleriukas. Jo, jie formą tikrai pakeitė, seniau tokių nematęs. Spalvas matęs, šita spalva gera. Ir jinai va taip biškį blizga ir tokia, turi tokią savotišką spalvą. Na jo, iš pradžių reikia įdėti į dėžutę ją. O aš dėžutę, man atrodo, vietos biškį neturiu. Na, aš turiu vieną va tokį voblerį. Kad jis žiauriai didžiulis ir jis toks tričinginis yra. Šitas jau mažesnis yra. Ir gali net vičint. Žiūrom, ką aš vėl turiu. Aš turėjau kažkaip dar nusipirkęs vieną voblerį. Tai gaunasi, va. Ja, va tokis va vobleriukas. Ojojoj, nekrisk. Va tokis vobleriukas nuo firmos SR. Campsign. Bandom tokį vobleriuką ir žiūrėsim, kaip jis veiks. Irgi va lydekinis. Iš tikrųjų, čia lygtis, va, parašyta po 1,5 metro skęsta. Jo, 10 gramų.
Iš tikrųjų, ant šitos spiningos turėtų idealiai veikti, nes jis va grinai, kaip parašyta spiningos, tiek ir sveria čia. Šitas vobleriukas. Ai. Op. Ir op. Все uždėjau. O, nu visai gražus iš tikrųjų. Labai ryškus tokis vobleriukas. Čia va atsitęsim. Gerai, dar porą kartų pamėsiu šitą voblerį. Jis jau žiauriai gražiai veikia iš tikrųjų. Net aš užkirpčiau, jei būčiau lydekutė. O, yra! Eik tu savo. Va ir lydeka. Ant vobleriuko. Užkibo. Opa! Sakiau, kad lydekutė. Eik tu savo. Nufilmavau, kaip užkibo. Mailinė, bet graži visai. Va. Tokia apie 2 cm kažkur irgi. Kaip praeitą kartą. Bet graži iš tikrųjų jinai. Bet jau pagrebė, tai oi. Nebuvo dažai nukrito biškį. Reikia gal pirštinę net nusiimt, galvoju. Nes čia, opa, nusiimu pirštinę. Dabar normaliai paimsiu lydeką. O pasiai čia yra. Ai, baisu iš tikrųjų yra tas lydekas imt. Opa, škinai čia prakraujavo. Tai kas jo tūbai, čia netikras kraujas. Tai kad jinai nenori įsižiūrėti. Ai. Nu tai pagriebė, kad... Ką man daryti dabar su ją? Taip pat paimsiu tokį dalyką vieną. Turiu. Vadinasi, praskystuvas lydekų. Iš tikrųjų, nežinau, kaip jis vadinasi. Šitas va. Ir replės mano raudonos kažkur čia va. Turiu stovėti dar. Ir buvo. Paimu lydeką. Atrodo tokia maža, bet taip paėmė. Pagrebė taip. Kaip jinai čia? Aš nesuprantu. Kaip tu taip sugebėjai? Nemoku aš iš tikrųjų jo biškį naudoti. Gal ir nenaudosiu geriau. O paimsiu. Jinai pagrebė tiesiai į tokį vieną kaulą. O va. Pagrindė tam kaulė ir užstringa, man jau iš tikrųjų ne pirmą kartą buvo. Ai, nu, negražiai išdraskiau čia. Reikia ją suleisti jau. Filmuosiu tiktoką ir leisiu. Fotytę darom. Nu jo. Sveiki, mėlyje draugužiai, šiandien atvažiavau į Nemuną ir lydekutė.
Leidžiam ją iškart. Ojojoj. Nu, lydekute. Plauk. Plauk. Nu, turi nuplaukt. Jo, va tokia va vietoje žvejojau. Prie Nemuno. Va, filmuoju video į YouTube. Tai kas bus video YouTube. Iš tikrųjų pasekit mano YouTube kanalą. Ir jo, va tokis va vobleriukas. Nu ir ką, va spiningėlį pasiėmęs, čia va masalas. Jo, lydekutė paleista. Viskas su ja bus gerai, turbūt. Ir jo, jei dar ką geresnį tokią pagaus, tai tikrai nufilmuosiu ir parodysiu. Nu ir ką, visiems iki greitojo. Viskas nufilmavau. Dabar galima net ranką, manau, nusiplauti, nes... Ajajaj. Tuoj va. Šiandien reikia įsidėti telefoną, nes trūk dar kažkas ir neturėsiu fotkės. O man reikia fotkės, kokios geros. Nu jo. Ojoj, jaučiai slysnis iš karto tokius kartus. Čia lydeka? Ne. Kaip mėta pradėjo kvepėt. Ai va, ar čia? Lygtis čia mėta. Jo, va, mėtukė. Mėta skanu, iš tikrųjų. Arba iš mėtos arbatą. Kaip skanu. Nu ir ką, draugožiai, viskas. Baigiu savo žvejybą. Iš tikrųjų, pagavau tik vieną lydeką. Paskutinę va žvejybą baigiu va tokiu va guminuku. Nu jo, kaip žvejyba, nu tokius, vidutinės iš tikrųjų. Viena lydeka, bet žiauriai iš tikrųjų jinai buvo stipri. Ir toks kibimas, galvojau, kad gera kažkas, bet ne, tokia apie 2 cm lydeka sėkmingai nuplaukė. Nu jo, tikrai pasuscribinkit, prašau labai palaikinkite video, pasidalinkite su kokiais draugais nors, komentarą parašykit gerą. Nu ir jo, parašykite komentarus, ką aš blogą darau, ką aš gero darau, savo nuomonę parašykit, visus tikrai skaitau. Nu ir jo, jau varau namo ir viskas, nu ir ką, visiems iki greitojo.